Mes esam čia surinkę tam, kad tie, kurie leidžia šiandien ir turi mūsų atstovavimo teisę Seime, leistų teisingus įstatymus. O šiandien mes susirinkom kaip tik tuo metu, kada dabar vyksta svarstymas dėl pensijų mažinimo. Mes prezidentai. Sarmatanui. Jeigu mes įmam, reiškia, kelt ekonomiką nuo pensininkų, klausykit, nejaugi mūsų valdžia tik tiek turi protą, iš pensininkų kelt ekonomiją, viešpatį, Sarmata, tikrai. Tik beširdė, šalta kaip ledas, valdžios kirpėjų ranka gali kėsintis į viso gyvenimo uždirbtą menkutę pensiją. Bėda, kai valstybę valdo kirpėjai, o ne kūrėjai. Vėl tie patys šneka, kurie jau 20 metų pradėjo šnekėti. Ir labai gražiai, bet nors vienas ką nors padaryti, nieko netara. Tai reiškia šnekėti moka, o dirbti ne velnio. Tai va tokie nieko ir nepadarys, jos kaip tik reikia grūst va čia. O juos pradėt mušti tie, kurie dabar šneka. Paulauskas kiek jau metų kai čia? Su Sąjūdžiu kartu, nu, ir kas geriau, kai jis buvo valdžioj? Nieko nebuvo. Tai vot, kol nematysim ir žmogaus nepradėsim rinkti pagal tai, ką jis padarė, o ne ką pašnekėjo, tol nieko nebus. Проработали на таких тяжелых работах, а с нас снимают теперь пенсии. Mes tokius sunkius darbus dirbome, o dabar pensijas mažina. Mano stažas 50 metų, dirbau popieriaus fabrike 40 metų, o jau būdama pensininkė dirbau ligoninėje. Visi darbai labai sunkus. Потом у туристе работала, все работали тяжелые. Ne esu pensininkė, bet pas mus mamos gyvos, nelabai sveikos, senutės jau. Ir ta pensija ir mums gal rūpi, nes čia kažkoks jaukas atimti, pavyzdžiui, paskutinius lašus. Tegul pažiūri, mes Eurosąjūzė dabar tapam, ne, europiečiai. Tai gal nors trupučiuką vieną žvilgsnį tegul pažiūri, kaip mūsų valdžia, kaip gyvena europietai, pensininkai netgi. O čia ar vaistus nupirkti, ar už butą sumokėti, ar iš vis mirti geriau, patogiau. Labai didelė problema, nes pavyzdžiui, gerai pensininkai, galim pagalvoti, nors jau atgyvena. O pažiūrėkit, kas darosi su jaunoliais. Irgi pas mus saugusi vaikai, nu ir ką, koks čia ateitys, kada moka po 3-4 litus už valandą, už kažkokią juodą darbą, kad dirbti visą dieną atvirum dangum, nu siaubas. Čia, žinokit, vienu žodžiu neapsakysi, bet kažką daryti tikrai reikia. Ne tai, kad tvarkos nėra ir gaila palikti savo šalį, kažkas bailys, tas pabėga, o mes kažkaip norim čia ir likti ir kad mūsų vaikai čia liktų. Ačiū!